Europos Sąjungoje vienas iš prioritetinių klausimų – žmogaus sveikatos priežiūra. Strasbūre buvo svarstyta pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse direktyva. Šios direktyvos tikslas – suteikti visiems Europos Sąjungos piliečiams galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse. Tai yra visiškai naujas požiūris į sveikatos paslaugų suteikimą Europos Sąjungos piliečiams. Tai yra, kad jeigu kažkokios tai konkrečios operacijos arba, sakykime, pats pilietis nori atlikti tam tikras gydymo paslaugas kitoje valstybėje, tai šita direktyva sako, kad ta sistema turės būti sukurta ir piliečiui tokios pareigos ir tokios paslaugos turėtų būti suteiktos. Pas mus Lietuvoje taip pat yra nepripažįstami kai kurie receptai yra išrašyti. Paprastai reikia labai daug aiškinti, kai kurie nesupranta šitų receptų reikšmės, nes kadangi vaistų pavadinimai yra kiti. Tai šitie klausimai, jie šitoje direktyvoje irgi kalba, kad turės būti išaiškinti ir įspręsti. Tai yra bus įvairios informaciniai biurai, kurie turės kiekvienam klientui suteikti tam tikrą informaciją, paslaugų gavėjai suteikti informaciją. Ir aš manau, kad tokiu principu iš tikrųjų ateityje paskatins ir teisingesnė turbūt ir Lietuvos sveikatos reforma. Dar 2009 metais Europos parlamentas priėmė šią direktyvą, tačiau taryba padarė pakeitimų. Tad įvyko antrasis direktyvos svarstymas paremtas keletu numatomų principų. Tai yra natūralu, kad skirtingas yra mokslo technikos pasiekimas šitoje srityje, skirtingos yra sveikatos paslaugų teikimo sistemos. Ir kai kurios valstybės, pasiturinčios valstybės, iš tikrųjų buvo ir yra įsigandusios, kad nebūtų taip vadinamas ligonių turizmas. Tačiau iš tikrųjų diskusijose ir komitetų priimtuose sprendimuose dėl šito klausimo labai buvo aiškiai išsiaiškinta, kad iš tikrųjų tokio turizmo ir neturėtų būti, kad kiekviena valstybė privalės tam tikrą dalį piniginių lėšų taip pat padengti šito paciento sveikatos paslaugų, suteiktų sveikatos paslaugų ribose, tai yra tiek ta dalimi, kuri yra numatyta toje valstybėje, kuriuose gyvena. Tai manau, kad iš tikrųjų tos baimės jau dabar yra aiškiai sumažėjusios, nes iš tikrųjų parlamentas priėmė labai didelę balsų daugumą, tai yra po pirmo svarstymo, dar turės įvykti antrasis svarstymas, kitaip sakant, turi dar Europos komisija ir taryba pateikti išvadas dėl šitos rezoliucijos, bet visi sutartinai tikisi, kad didelių pakeitimų Europos tarybos išvadose dėl šitos direktyvos neturėtų būti. Lietuvos žmonės baiminasi, kad atsiradus galimybė gydytis Europos Sąjungos valstybėse, ženkliai pabrangs ir sveikatos priežiūros paslaugos. Pagal mūsų užimamą vietą sveikatos sistemos Europos valstybių tarpe ir pagal mūsų žmonių pragyvenimo lygį, pas mus taip pat medicinos paslaugos kainuoja gana nepigiai. Jeigu paimti šitą labai faktinę tokią, sakykime, paslaugų įkainius ir kitus subjektyvius dalykus. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų, kad dirbtinai šitos paslaugos arba įkainiai tikrai nebus didinami, tačiau mes žinome, kad yra įvairių specifinių ligų ir šiandieną Lietuvoje kai kurie sunkiai sergančiomis lygomis pacientai pas mus Lietuvoje tam tikrų paslaugų negauna, o todėl jie galėtų gauti užsienyje. Bet iš kitos pusės mes galvokime ir pozityviai, kad mūsų sveikatų sistema visi pripažįsta, kad yra labai gerai išvystyta ir yra labai aukštos srities medicinos personalas ir daktarai, profesoriai. Tai mes tikėkime, kad iš užsienio galbūt dalis pacientų atvažiuos gydytis ir darytis operacijas ir Lietuvoje ir atveš taip pat į mūsų šalį tam tikrą dalį pinigų.